Gerą dieną, mėly podcast'o klausytojai. Aš Diana Grabskytė, verslo konsultantė, siekianti įkvėpti žmonės domėtis, verslo vadovus domėtis verslo finansiniu raštingumu, ypatingai pinigų valdymu. Ir šiandien svečiuose turiu kolegę Vidą, su kuria kalbėsim apie tai, kam verslui pelnas ir pinigai. Tai Vida, prašau, prisistatyk, kas tu ir iš kur. Tai labas Diana, ačiū tau už šį kvietimą ir sveiki, mėly podcasto klausytojai. Aš esu Vida Menciūnienė, finansų partnerė, strategė ir didelė efektyvumo šalininkė. Finansų valdymo patirtį esu įgavusi didelėse gerai žinomose įmonėse Lietuvoje, bet šiandien aš save reprezentuoju kaip savo veiklos atstovė, kuri taip ir vadinasi Vida. Čia daug kūrybiškumo nebuvo, bet apie ką yra Vida veikla, tai yra apie prasmę skaičiuose ir sėkmę finansuose. Tai daugiau jau nei 1 metus aš padedu verslams Lietuvoje aiškiai suprasti savo finansus, kartu su vadovais susidėliojame pinigų srautus, spartiname procesus, kad greičiau sužinotume, tarkim, finansinį rezultatą ir ne 25 dieną, o 15 ar tai 10, kartais net 5 kito mėnesio dieną ir labai propaguoju finansinių sprendimų priėmimą, būtent remintis duomenimis. O tai ne intuicija? Ne, dėja ne. Su manim dirbant reikės išmokti šitų naujų įgūdžių. Ir dirbu su įvairių sričių įmonėmis, nuo gamybos iki prekybos, padedu jiems valdyti biudžetus, kainodarą, pelningumą ir daugelį kitų dalykų, kurie man pačiai yra be galo įdomus. Ir aš labai džiaugiuosi, kai tiesiog galiu padėti įveikti verslų vadovams kliūtis. Ir tai yra man didžiausia motyvacija veikti. Gerai. Žinai, kokią matau problemą, tarkim, daug naršau internete, ieškau medžiagos, būtent šitom temom, apie ką ir tu pati kalbi, tai labai mažai medžiagos arba iš viso nėra skirtos smulkiam verslui. Jeigu mes matytumėm apie verslo finansinį raštingumą kalbant, galim rasti labai daug apie asmeninius finansus, apie investicijas, apie kriptovaliutas ir daugybę kitokių elementų, bet kalbant apie verslo valdymo dalykus, būtent smulkaus verslo, informacijos beveik nėra. Galiu tik paantrinti, kad tai yra geras pastebėjimas, nes irgi taip gerai pagalvojusi, net negalėčiau įvardinti, kada ir kur paskutinį kartą būčiau mačiusi tokią struktūruotą, paprastą ir aiškę finansų valdymo metodiką, ypatingai smulkiam verslui. Ir dirbdama su verslo atstovais galiu tik paliudyti, kad tas finansinis verslo raštingumas, jis yra be galo svarbus. Ir net gerai besivystantis verslas gali susidurti su finansinėmis problemomis. Tad tikrai tos žinios jos, yra gyvybiškai svarbios. Net nežinau, kaip čia dar įtaigiau pasakyti apie svarbą. Na gerai, įsivaizduok, mūsų klausosi turbūt vadovai, kurie gal nelabai supranta, apie kokį mes šitą finansinį verslo raštingumą kalbam, ne? Kaip tu įvardintum, kas tai yra, kas tau yra finansinis verslo raštingumas? Aš linkusi pradėti truputėlį nuo toliau ir pati labai propaguoju tokį posakį, kad finansų valdymas prasideda nuo savalaikių ir kokybiškų duomenų. Tai yra, verslas turi gebėti sukaupti duomenis, kad galėtų daryti sprendimus. O patį finansinį verslo raštingumą jau apibrėžčiau kaip gebėjimą suprasti ir valdyti tos verslo duomenis, finansus, kad jie padėtų priimti tinkamus sprendimus ir užtikrintų tvarų augimą ateityje. Noriu pabrėžti tą žodį ateitis, ta orientacija į ateitį yra labai svarbi. Taip, ir čia, žinai, galiu paantrinti ir pasakyti, mano labai panašus apibrėžimas, aš sakau, kad tai yra vadovo žinių ir įgūdžių sistema, tai va tai, ką tu įvardinai, čia tik tai kitais žodžiais, leidžianti efektyviai valdyti verslą.
Tai bandau supaprastinti tiesiog ir ieškotų paprastesnių žodžių ir paprastesnių kampų, bet labai gerą kampą pastebėjai apie ateitį, ar ne? Ir kai kartais vadovas pasako, tai aš turiu gerą buhalterį, man nereikia domėtis, mano geras buhalteris. Tai mano atsakymas dažnai būna, kad buhalteris dirba su praeitim, o tau reikia eiti ramiai miegoti šiandien, kad žinotum, ką daryti rytoj. Absoliučiai. Tai va tas momentas, kad čia yra finansinė dalis, labiau yra į ateitį, į prognozes ir kaip suvaldyti tą visą savo ateitį, tą visą neapibrėžtumą, kaip mėgstu sakyti, mokytis apibrėžtumo neapibrėžtume. Nes finansai, išties planavimas padeda šiek tiek apsibrėžti, turėti gairias ir žinoti, ką daryti, kai papūs nepalankus vėjas. Tikrai taip ir dar galėčiau pridurti, kad kalbant apie buhalterių darbą, buhalteriai rengia finansinės atskaitomybės, bet finansinis raštingumas tai nėra tik apie mokėjimą perskaityti pelno nuostolio ataskaitą, bet ir suprasti, kaip veikia pinigų srautai, kaip planuoti finansus, kaip valdyti tos kaštus, kokia kainodara ir kaip užtikrinti, kad pinigai dirbtų verslui, o ne atvirkščiai, kaip pasitaiko, kad verslas tampa nuolat savininko subsidijuojama veikla, būtent iš to nežinojimo. O gali duoti pavyzdžių, sakykime, kažkokį tai pavyzdį, vis tiek turi iš praktikos, neįvardinant įmonių, ten koks Petriukas, Onutė, ne, bet tikrai yra, norisi to pačiupinėjimo, kad išgirstų žmonės, kad galbūt ir aš taip darau ir kažką reikėtų keisti. Kad taip įkvepiančiai pasakyti pavyzdį, tai nebus apie smulkų verslą, tai bus apie įmonę, kuri generuoja apyvartą apie 10 milijonų per metus, bet toje įmonėje apskaita gyvena savo gyvenimą, vadovas savo gyvenimą ir sako, aš ateinu konsultuoti įmonę, sako, tu žinok, neik į buhalteriją, nes ten yra nesąmonė, va čia mano Excel'yje yra viskas. Tai vadovas išrašo pats savo sąskaitas ir kai paklausiu, koks jo projektų pelningumas yra, sako, man tai nesvarbu, man yra svarbu, kiek aš užaktuoju kiekiškai, kiek produktų mes pagaminam ir išvežam. Ir visi tikslai yra susijęs su tuo kiekiu. Sakau, bet žinai, jeigu mes pasidarytumėm planą, biudžetą, mes galėtumėm tai suplanuoti ne tik per kiekio prizmę, bet ir aplipdyti visais finansiniais rodikliais. Ir žinau, kad tas verslas turi problemų su pinigų srautais. Sakau, tada pasidėliojam pinigus ir panašiai. Sako, gerai, bandom. Čia dar ir įtikinimo reikia, kad pasibandyti, pasižiūrėti, ar tai veikia. Galiu tik pasakyti, kad tai tikrai veikia ir vadovui yra svarbi savybė ne tik norėti išmokti to finansinio raštingumo, bet ir priimti pokytį savo mąstysenoje, įgūdžiuose. Čia dar irgi tokia minkštoji dalis, sakykime. Taip. Ir ką daryti, kad tos dalys susijungtų? Žinai, kaip sakai, buhalterija savo, vadovas savo. Kaip sujungti tas abi dalis? Kaip tu manai, kaip tie abu galėtų susišnekėti, ką jie turėtų susitarti, ką jie turėtų išmokti tarpusavy? Iš pradžių turėtų būti tarpusavio toks pasitikėjimas, kad kiekvienas atlieka savo darbą ir atlieka jį geriausiai kaip išmano. Aš truputėlį laikausi dar tokio griežtesnio principo, tad kam mokėti už apskaitos programą ir turėti buhalterius, jeigu tu jais nesinaudoji. Tai yra tada švaistamas laiko ir dar savo brangaus laiko švaistamas, kad pats viską darai kažkokiam Excel'yje. Tai čia yra susitarimas su savo darbuotojais, su savo buhalterija, su savo finansų vadovu, kada ką norim gauti, kokius skaičius. Tada atsakomybių toks kaskadavimas padalinių vadovams ar ten, sakykime, pirkimų skyriaus vadovai, kada visos pirkimo sąskaitos bus užregistruotos. Susitarimas, viskas apie susitarimą, susiderinimą, kad žiūrėkit komanda, aš noriu matyti savo finansinį rezultatą, tarkim, kito mėnesio 10 dieną ir mes dabar turim viską susidėlioti taip, kad visi duomenys jau ir būtų mūsų sistemoje,
kuri mums kainuoja, mes susiveskim, susidėkim ir čia nėra iš tikrųjų jokių nuolaidų, nes atsiminkim, kokiam kontekste mes veikiam. Mes veikiam technologijų proveržyje, kai dirbtinis intelektas eina nepamatuojamai žingsniais į priekį. Ir jeigu kažkur mes darant lapukų skaičiuojamės kažką, tai mes prarandam konkurencinį pranašumą. Jau čia aš labai toli nuėjau, bet grįžtant prie to, viskas yra apie susitarimą ir apie tokį vizijos nupiešimą į ateitį, kad komanda, mes žiūrėkit, turim tokius tikslus ir mes turim jau daryti kitaip, nei darėm likščiol. Bet dar noriu pasakyti, kad vadovas turi bazinių dalykų žinoti, kaip susikalbėti ir ko paklausti ir ką susitart su buhalteriu, nes jeigu tu nežinai, tai bent jau aš taip susiduriu, kad didžioji dalis vadovų net nežino, ko klausti savo, ar ir apie ką tartis. Nes, tai kaip sakyt, kaip ir sakai, ar ne, buhalteris dirba VMI, vadovas dirba verslui. Tai va taip ir neįmanoma susitikti, nes dvi skirtingos dimensijos tarsi, ar ne. Ir dar paminėjai vieną momentą apie srautų valdymą, ne, apie pinigų judėjimą, kitaip sakant, ar ne? Tai toks man šiandien juokinga tokia situacija, nors juokinga, bet, kaip sakyt, bet klasikinė. Gyvenimas. Kreipiasi klientas, sako, mums reikia padėti gauti finansavimą, bet pas mus, sako, tokia įdomesnė situacija yra, sako, mums bankai neduoda dėl to, kad sako, kad jums nereikia, nes jūsų labai geri rodikliai. Įsivaizduoji, biudžete viskas yra labai gražu, o srautuose skylė. Supranti, ne, tai yra klasika, ne, kaip yra, galim pateikti labai gražius rodiklius, o realybė bus tokia, aš nepameluosiu, kažkada jau esu pasakojus vieną įmonę, vadovas, ten nedidelė įmonė, apie 10 darbuotojų, gamybinė įmonė, ir, žodžiu, pradėjo staiga augti, plėstis į kitas patalpas, daugiau darbuotojų ir jau atėjo pražilės ir stresuojantis baisiausiai. Tikrai jau situacija buvo tokia, kad nebesuvaldo dalykų. Ir sakau, kaip sakau, dabar šiandien man pasakyk atvirai, kaip yra su srautais. Apyvartos maždaug apie 500 000, kaip sakau, nedidelė įmonė. Atsidaro sąskaitą, jis sako 30 eurų. Ką galiu pakomentuoti, kad šita pinigų srautų problema arba iššūkis yra dažniau negu kas antroje įmonėje. Ir praktiškai visada, kai pradedu dirbti su įmonė, aš irgi keliu tą klausimą, ar trūksta pinigų. Sako, dažniausias atsakymas yra taip, trūksta ir kad kai pasiūlau dėlioti pinigų srautų įrankį, pasiplanavimui, tai irgi būna tokie pamastymai, kad neverta dėlioti, nes nėra pinigų. Taip. Tai, sakau, paplanuokim, gal atrasim. Taip. Ir nėra plano, tai ir nebus, ir nesikeis situacija. Ir nesikeis, gyvensim šiuo metu, gyvensim pagal likutį banko sąskaitoj. Ar tai mus tenkina? Čia irgi reikia to atsakymo. Turbūt ne. Aš galvoju, kad, kaip sakyti, dėl ko nėra planavimo, dėl to, kad žmonės nežino kaip. Bet ta prasme, specialiai niekas nedarytų kažko, kas padėtų jo verslui. Ne? Aš tikrai, vis tiek tikiu šventai, kad kiekvienas vadovas daro taip, kaip verslui geriausia, pagal jo galimybės. Bet, matai, čia jau yra tokia vis tiek specifinės rytis. Jau truputį turi toks mini finansininkas būti savo įmonės, ypatingai smulkaus verslo, kaip prieš podcastą kalbėjom mane su pačia apie tai, kad stambus verslas gali leisti savo samdyti finansininką, kuris reguliuotų šitą dalį ir perimtų didžiąją dalim. Nepaisant to, vis tiek vadovo pareiga turėti bazinės žinias, kad su juo susikalbėti, ar ne? Nes jis vis tiek vadovas yra atsakingas didžiąją dalim. O smulkiam verslui yra kita situacija, kad mes daug dalykų negalim sau leisti ir esam tokie labiau žmonės orkestrai, kurie turim patys nemažai išmanyti, sakykime, bent po 30% tam tikrų dalykų, kad įmonė egzistuotų ir egzistuotų, kaip pati sakai, tvariai, stabiliai, be didelių linksmųjų kalnelių. Ne?
Tai nežinau, ką pasakyti, iš tikrųjų galiu tik tais patvirtinti, kad tas planavimas, jisai, jis reikalingas ir aš kitaip neįsivaizduoju ir jeigu vadovai neturi komandoje žmogaus, sakykime, kuris negali padaryti to planavimo, tai aš paskatinčiau, čia jokių būdų aš nereklamuoju, nei savęs, nieko nenoriu pasakyti, bet paskatinčiau visgi kreiptis į išorę, nes tai atsipirks, tai tikrai atsipirks. Jo. Ta ramybė, tas toksai įvesta kontrolės mechanizmas, tai jis atsipirks. Taip, tik tai pradžioj, žinai, kaip tu nesi, čia tas pats, kas, žinai, kažkas tau sakytų ten apie kažkokį tropinį vaisių, kad jis labai skanus, nors tu gyvenime nesiragavęs, ar ne? Tai vat, kol tu neturi to jutiminio kažkokio pačiupinėjimo, labai sunku investuoti į tai, ko nepažįsti, nežinai, bet mes tikrai drąsinam, aš tai visų pirma drąsinu vadovus pradėti domėtis. Pradėti domėtis šitą sritim, nebūtinai iš karto eiti pas konsultantą, bet klausykitės, ieškokit informacijos, bandykit kažkaip suprast, bandykit kažką pradėti daryti kitaip. Ir kaip tu manai, kaip reikėtų pamotyvuoti žmonės ir kaip reikėtų parodyti tą vertę, tai žinai, mes jau modvi suprantam, kad tai labai greit atsiperkantis verslui dalykas, ne? Bet kaip, tarkim, žmogui, kuris nedaręs, neturi planavimo įgūdžio, neturi nei įrankio susikūręs, net nežino, kaip tą daryti, nuo ko reikėtų pradėti? Labai geras ir man patinkantis klausimas, nes aš būtent nuo to ir pradedu, einu pas buhalterę ir sakau, parodykit man, kiek jums yra skolingi klientai ir kiek jūs esat skolingi tiekėjams. Ir dėja, dažnai šitas klausimas pakimba ore, nes tos skolos jos būna nesudengtos dažnu atveju. Ir nors dabartiniais laikais tikrai tos apskaitos programos jos yra ganėtinai draugiškos vartotojams, jas tai reikia tik išnaudoti tinkamai. Mes turim ten chaosą tokiu atveju. Ir jau sunku pasakyti. Tada koks man yra ženklas, kad mokėjimai tiekėjams yra vykdomi tiesiog iš galvos. Ir tada kyla rizika permokėti arba sumokėti galbūt netgi kitą sąskaitą, nes jeigu jau skolos nesudengtos, gal yra prašyta kažkas ne taip. Tai pirmas žingsnis yra tiesiog padaryti taip, kad naudojama apskaitos programa atliktų savo funkcionalumą, tą savo paprastą bazinį funkcionalumą, rodytų ataskaitose realią situaciją. Ir kitas toksai patarimas, čia gal labiau buhalteriams būtų, kad kiekviena buhalterio diena turi prasidėti nuo bankinių įrašų atspindėjimo apskaitos programai. Žodžiu, gautos sumos turi būti sudangstomos su skolomis apskaitos programai. Čia aš kitaip neįsivaizduoju buhalterio dienos. Tai veikia, tai įveda tvarką, stato gerus įgūdžius ir mažina, sakykime, chaosą. Išsitraukiam ataskaitą, matom, mes skolingi tiek, mums skolinga tiek ir jau bendras vaizdas yra. O dar jeigu pasidėliojam pagal mokėjimo terminus, kurie irgi yra nurodomi ant kiekvienos sąskaitos, mes jau galim gražiai susidėlioti, remiantis tą informaciją apie mokėjimus pasavaičiui ar tai pamėnesiui. Mes jau turim kažkokį matymą į priekį, kiek pinigų ateis ir kiek mes turėsim sumokėti. Pridedam prognozę, kad dar bus kažkokie projektai ar tai avansiniai mokėjimai, mes jau turim ganėtinai pilną paveikslą. Tai toks būtų labai techninis patarimas. Tai sakyt, gerai supratau, pradėti nuo skolų valdymo. Ne? Taip. Nuo šitos dalies tikrai pritariu, nes dažniausiai būna apleista ir net kai vadovas sako, kad trūksta pinigų, realiai sakau, pradžiai pasižiūrėkime, ir tikrai trūksta. Taip. Ne? Tai va čia atvykas, apie kurią pati kalbi, nes
daug dalykų būna pasislėpę ir mes matom, kad šiaip tai netrūksta. Taip, esam radę. Reikėtų priminti, žodžiu. Esam radę apie 500 000 pas klientus. Sakau, žinokit, aš irgi turėčiau taip pasiskolinti iš jūsų 500 000 už nulinės palūkanas, nes tai čia yra skolinimas. Tikrai taip, aš irgi ne kartą kalbu, kai esu vadovui tą patį sakau, tai tu skolini, ar ne? Tai ne, sakau, bet kaip, tada pradėti aiškinti situaciją ir mano irgi šią žiemą buvo prieš naujus metus klientai atėjo, žodžiu, situacija tokia, kad truputėlį įtampoj, nes šiaip, kaip sakyti, viskas susidengdavo ir verslas gyvendavo, sakykime, iš klientų ir viskas būdavo gerai, bet staiga 2 dideli klientai nustojo mokėti laiku ir įtampa, didžiulė įtampa. Ir ką vadovė padarė, jinai greitai pasiėmė trumpalaikį kreditą. Sakau, bet, tai visų pirma, sakau, žiūrim tada, kaip yra su skolom. Kaip pas jumis yra tvarkomasi su šitą dalimą, ne? Taip. Sakau, kada pirmą kartą, pavyzdžiui, sakykime, aš esu jūsų klientas, sakau, kada pirmą kartą aš sužinosiu, kad aš vėluoju sumokėti. Atspėk. Turbūt, kai bus pradėlsta kokia 30 dienų, neįsivaizduoju. Taip. Tai reiškia, kad aš jau mėnesį, aš galiu žinoti, kad aš jau kas mėnesį galiu nemokamai iš čia pasiskolinti pinigų. Taip, tuo ir naudojasi. Taip. Tai ta prasme, čia, žinai, tokių paprastų dalykų pasakojimas, ką mes ir kalbam, žinai, čia yra žinios įgūdžiai apie tai, ką ir sakom, ką bandom suvesti į tą apibrėžimą, kad tu turi suprasti, kas vyksta tavo įmonėj, kad, aš mėgstu dar sakyti, kad netaptum kitų ūką. Tikrai taip. Ir tada, kaip pati sakai, konkurencinis pranašumas, jeigu jo neturi, naudosis tas, kas turi. Taip, ir jeigu, ir dar grįžtant būtent į tas apskaitos programų galimybės, juk dabar ten praktiškai viskas yra automatizuota, ten veikia importai, ten reikia tik sutampyti, ten tikrai neapkrausyti ir neperkrausyti savo buhalterio, jeigu paprašysite, kad jūs padarytų savo darbą, savo tiesioginį darbą, sudangstytų tas skolas ir parodytų realią situaciją. Kalbant su vadovais, dažnai užduodu klausimą, koks pagrindinis jūsų verslo tikslas. Atsakymų, aišku, būna įvairių, bet didžioji dalis, aišku, įvardina tai, ką ir tikiuosi išgirsti, kad pelnas. Aš pati, mano mėgiamas apibrėžimas apie verslą yra, kad verslas yra vertės kūrimas ir tos vertės vertimas pelnu. Nes vienas be kito tarsi neegzistuoja, jie toksai vienas kitą papildantis, į tai labai daug įeina dalykų, bet toks paradoksas, kad retas realiai seka savo įmonės pelną. Apie smulkų verslą kalbu, ne? Labai retas, kas gilinasi į pelningumo rodiklius, į prognozes, dar, sakykime, net ir prognozuodamas tiek srautus, tiek biudžetą, labai retai į tai orientuojasi, tiesiog, nes žiūri toks, kaip sakyti, išgyvenamumo, sakykime, toksai yra siekis, o kaip iš to, sakykime, iš to išgyvenamumo pereiti į kitą lygmenį, į pradėti žiūrėti, kad verslas tikrai generuotų pelną, kad tas pelningumas po truputį augtų, net ir pelnui augant, net ir verslui augant, ar ne, jisai bent jau nemažėtų. Tai, sakykime, man pačiai neseniai buvo toks atradimas, kad augant verslui, pelningumas turi bent jau nemažėti. Žinai, tas pirmas šuolis, kol mes įsivažiuojam, kol įsitvirtinam vėl į platesniuose vandenyse, ar ne? Tai kaip, nuo ko pradėti šitą dalį stebėti, ar ne? Ir kodėl jinai svarbi verslui? Iš tiesų, galiu tik pritarti, kad yra tas momentas, kai labiau yra susitelkiama į apyvartos augimą ir pamirštama apie esminį dalyką, ar tas augimas atneša realų pelną. Ir todėl, būtent dėl tos priežasties, kai sudarinėjom biudžetus su įmonių vadovais, aš visgi siūlau jiems pradėti tą biudžetą daryti nuo pelno, kiek aš noriu turėti pelno metų gale ir tada kilti į viršų.
sąnaudas, pajamas, nustatyti tą piramidę. Man šitas metodas labai patinka, nes tada toksai kitas mąstymo kampas įsijungia, kita perspektyva. Kas yra pelnas? Pelnas jisai lieka po sąnaudų ir būtent jis leidžia įmonėje gyvuoti bei augti. Vien apyvartos stebėjimas jisai yra pavojingas, nes kaip ir pati minėjai, įmonė gali augti, bet jei pelningumas mažėja arba net tampa neigiamas, ilgainiui tai priveda prie finansinių problemų. Nebesuvaldamas tas augimas. Ir čia tikrai yra tokių sparčiai augančių įmonių problema, kai augimas reikalauja daug apyvartinių lėšų ir tada toks įsijungia chaosas. Tai tikrai reikėtų užakcentuoti, kad verslo tikslas nėra tik pardavinėti daugiau. Tikslas yra uždirbti pinigus dabar ir ateityje. Čia mano mėgiamas toks yra apibrėžimas. Pinigai dabar ir ateityje. Pasiskolinau jį iš Jasinavičiaus Neriaus ir irgi platinu verslams. Kaip pereiti prie tų pelningumų ir neapsistoti vien tik ties apyvartos rodikliu? Teisybė yra ta, kad turime rinkoje tą rodiklį, kiek paaugo įmonė ir žiūrim į tą apyvartą. Bet čia reikia būti labai atsargiems ir aš labai nenoriu irgi nuklysti tokias techninės detalės, nes čia irgi reikia mokėti suskaičiuoti. Ar tas augimas apyvartoje nėra sąlygojamas kažkokios infliacijos, kad brango žaliavos, dėl to kilo pardavimo kaina ir tada mes matome augimą. Čia yra labai pavojinga vieta ir nereikėtų supainioti šitų dalykų. Bet visą tai galima apeiti, jeigu yra taikoma įmonė sistema iš 3 elementų. Tai pinigų srautų valdymas, turim biudžetą ir kaštų kontrolę ir 3 pelningumo analizės. Sakyčiau, tai yra tokios 3 kolonos, kurios jau sustabdo chaosinę eigą, pristabdo vadovo intuicijos tokias nuotrupas ir jau struktūrizuoja veiklą. Tai gal turbūt apie kiekvieną trumpai, tai pinigų srautų valdymas yra ne tik pajamų ir išlaidų siekimas, bet kaip ir minėjom, kad tai yra aiškus planas, kada pinigai įplauks ir kada reikės juos išleisti. Ir pirmas žingsnis pradėti sekti ir prognozuoti pinigų srautus bent keliems mėnesiams į priekį. Tai padeda išvengti būtent tų netikėtumų, kurių mes ir nemėgstam. Ir užsitikrinam, kad įmonė visada turi likvidumą. Arba jeigu pamatom, kad neturi likvidumo, priimam duomenimis grįstus sprendimus. Tada antras elementas – biudžetavimas ir kaštų kontrolė. Tai čia norėčiau irgi uždėti akcentą, kad pats biudžetas iš esmės nėra vienkartinė metinė ataskaita, kurią padarėm ir padėjom į stalčių. Jį reikėtų sekti ir žiūrėti kiekvieną mėnesį, bent jau vieną kartą per mėnesį, kai jau turim uždarytą tvarkingai finansinį periodą, pasižiūrim, kas mums sekėsi, kas nesisekė ir pasidarom įžvalgas. Ir pelningumo analizės irgi nedarom tikrai visi verslininkai šitų dalykų, o rekomendacijos yra, kad reikia suprasti, kiek uždirba mums produktas ar paslauga, netgi per klientą pelningumą. Ir čia tas pats buhalteris gali padėti. Taip. Su šitos skaičius. Tikrai taip. Tikrai taip. Susitvarkius apskaitą, įsivedus tam tikrus pjūvius, ten duomenų kaupimą pagal klientą, pagal paslaugą, galima tikrai labai gražiai išsitraukti ataskaitas ir pamatyti, ar tai yra verslui pelninga ar nuostolinga. Tai 3 tokios kolonos – pinigų srautai, biudžetavimas ir pelningumo analizės, kurios tiesiog virsta strategikai suplanuotų procesų įmonėje. O ką pasakytum, aš, pavyzdžiui, dažnai girdžiu tokį atsikalbinėjimą žodžiu, tai kam mums čia tuos srautus planuotis, jeigu čia pas mus nėra ką skaičiuoti. Čia keli šimtai tūkstančių apyvartos, tai čia nėra ką skaičiuoti. Užbėgant minčiai į priekį, tai
norisi pasakyti, kad pinigų srautų valdymas nėra skirtas tik toms įmonėms, kurios turi problemų. Jis yra tarsi verslo sveikatos patikra, kraujotaka, įnešanti deguonies visam verslui. Tai padeda išvengti tiesiog tų nenumatytų dalykų ir pasiruošti ilgalaikiam augimui, jeigu verslo vadovas strateguoja augimą. Bet būna, kad ir nori tik stabilumą, bet ir tada vis tiek pinigus reikia planuoti, kad jie dirbtų verslui. Čia tokia nerašyta taisyklė. Jeigu taip, sakykime, būna situacijų, kad yra, tarkim, pinigų perteklius. Ar ne? Ir irgi sako, nereikia, aš turiu daug pinigų, čia nereikia šito, negaišk laiko ir, žodžiu, nereikia šito įrankio. Kodėl nereikia? Kaip tik reikia. Tai yra prevencija. Galbūt galime... Taip, galbūt galim sumokėti už kažkokį didesnį užsakymą, užsipirkti žaliavų pigiau. Taip. Ir pasiskaičiavus, tai išeis į naudą mums. Galbūt galime naujų žmonių priimti, jeigu tai yra į paslaugą orientuotas verslas, ir dėrybinė galia su tiekėjais irgi galime dėrėtis dėl palankesnių apmokėjimų sąlygų, kas yra be galo svarbu būtent patiems pinigų srautams. Ir atvirkščiai, jeigu pinigų trūksta, taip pat galime dėrėti su tiekėjais dėl ankstesnio susimokėjimo, už tam tikrus procentus, bet kartais ir tai apsimoka. Kas dar? Pinigų srautus, jeigu turim, tai turim ką parodyti bankams, kai reikia pasiskolinti tam augimui. Toks pasitikėjimas, patikimumas atsiranda iš banko perspektyvos, kad šita įmonė žino, kaip elgtis su pinigais, turi planus ir yra patikima, taip, supranta, ką daro ir visai kitoks įvaizdis tų pačių investuotojų akise. Atlaikyti sezoninius svyravimus, krizinės situacijas ir visa kita. Tai o tarkim, žinai, dabar buhalterinio ataskaitų sezonas, metinės ataskaitos, ir kaip tu pasakytum, kodėl neužtenka kartą metuose pasižiūrėti tą ataskaitą? Aš nežinau, kodėl, irgi taip, aš mėgstu iš toliau truputėlį prieiti. Labai man kliūva šitas dalykas, kad mes Lietuvoje tikrai esame pratę tas finansinės ataskaitas pasidaryti vieną kartą metuose. Gerai, kitą kartą, kur jau turim įsipareigojimų bankams, tam pasidarom dar kas ketvirtį. Bet jeigu pažiūrėtumėm vakarietišką literatūrą ar metodiką, ypatingai, kuri labai yra sufokusuota į visokių finansinių rodiklių išskaičiavimą, tai ten kalba eina, kad finansinės ataskaitos yra daromas kiekvienam finansiniam periodui užsidarius. Žodžiu, kas mėnesį. Ir tada galim išskaičiuoti visokius likvidumo rodiklius, kiek kainuoja administracija, ten skolų mokėjimo ciklą, atsargas ir visus kitus rodiklius. Ir galime juos sekti pamėnesiu ir toks atsiranda irgi geras dalykas, kaupėsi istorija. Ir būtent ją remiantis mes galim pasižiūrėti savo progresą. Tai tikrai esu prieš tą dalyką, kad į finansinę ataskaitą pasižiūrėti tik vieną kartą metuose. Ne, ją reikia daryti kiekvieną mėnesį ir aš labai džiaugiuosi, kad randasi tokių buhalterių su tokia stipria kompetencija, kurie būtent tai ir daro. Tikrai taip. Aš dar kartais atsakau, kad, sakykime, tai tu gavai ataskaitą už praėjusius metus, sakau, gerai, gali pasianalizuoti skaičius, gali kai ką ten ir suprasti, bet ar pakeisti kažką gali? Jau ne. Taip, ir jeigu yra ta higiena, kaip sakai, kur tu tam tikrais periodais karts nuo karto pasižiūri, kaip čia mums sekasi siekti to išsvajoto tikslo pelno, tai mes dar galim koreguoti eigoje dalykus, o ne laukti, kaip čia bus ir ką čia ta buhalterė, kokį siurprizą atsiųsti mums metų gale, ar ne? Taip, ir tada analizuodami, kuo dažniau matome, tuo labiau pratinam savo akis prie tos finansinės informacijos ir daugiau klausimų kyla, mes plečiame savo mąstymą.
Tai sugebėjimą žvelgti papildomas galimybės, sakykime, taip. Na tai apibendrintai, ką pasakytum, sakykime, kam verslui pelnas ir pinigai, ne? Kam šitos dalykus reikia, kodėl į tos dalykus reikia kreipti dėmesį? Kaip čia taip nesudėtingai pasakyti, bet, žinot, savo paskyroje aš dalinausi tokia viena skaidrė. Kam turėti verslą, samdyti žmonės, dirbti ten vos ne 24 valandas per parą, jeigu verslas neuždirba 12-14% pelningumo. Nes tą patį galima uždirbti vertybiniuose popieriuose, investavus pinigus ir ramiai sėdėti namuose. Tai būtent dėl to, kad versle yra be galo daug galimybių ir jeigu mes nesuprantam tikslo, savo vizijos, misijos, kokią vertę mes kuriam su tuo verslu, tai mes turbūt labai save apribojam kaip žmonės, o galimybės jos yra beribės. Tai tikrai rekomenduoju pradėti suprasti, ką galite jūs kaip vadovas ir ką gali jūsų verslas iš pelningumo perspektyvos. Jo, ir aš dažnai mėgstu paskatinti dar iš savo pusės apibendrinant, noriu pasakyti, kad svarbu pradėti domėtis, ką ir minėjau prieš tai, 15 minučių į savaitę įmanoma atrasti, įmanoma, ne? Tai kiekvienas gali tiek atrasti, sakau, bent jau, sakykime, pasidarėt, įrankį kažkokį atsidarykit, tik pažiūrėt, kaip mums sekasi. Tai atsiranda jau čia kaip sportė, žinai, įgūdis atsiranda. Taip. Įgūdis ir atsimenu, buvo toks amerikiečių, tyrimas darytas apie finansus, kad vien žiūrint į įmonės finansus, įmonės efektyvumas stebint. Tai vadovas nieko daugiau nedaro, tik stebint. Įmonės efektyvumas padidėja 20%. Apie ką ir kalba. Tai man aš kažkaip intuityviai tą sakydavau, kad vien stebėti, žiūrėkit, kol kas nesigilinkit, neapsikraukit tais terminais, likvidumas, pelningumas, ebidos visokios, ar ne, bet tiesiog stebėkit, kaip viskas vyksta, ar ne, arba ten su buhalteriu susėskit, pasižiūrėkit mėnesio judėjimas, kaip vyksta, ar ne, paklauskit, ką ten, kodėl taip sudėliota ir ką tai reiškia, kodėl buhalteris taip, o ne kitaip daro, kokia vertė verslui ir taip toliau. Po truputį, žingsnis po žingsnio, po truputį žengti į kitokią kokybę, nes už to slepiasi, kaip ir minėjom, konkurencinis pranašumas. To visiems ir linkim ir šį kartą atsisveikinam, iki kitų susitikimų.